Variklis yra įkaitęs, pečiukas įjungtas, bet temperatūra 32 laipsniai tik tai. Nelabai kažkaip šyla pečiukas, pačiai reikia. Nu, pirmiausia, pabandysiu praplauti patį radiatorių pečiuko, nes jeigu ardyti, tada reikia visą tą priekinę panelę, kad pasiekti. Tai nelabai kažkaip norisi iš tikrųjų. Tai pirmiausia, pabandysiu praplauti ir tada bus matyti. Dabar reikia vietom apkeisti, pravaryti iš kitos pusės. Vienam kibire va tiek, o kitam tiek. Iš tikrųjų nelabai kas susiplovė. Kažkoks tai dumblas toksai. Nu ką, daugiau šiandien nieko negaliu padaryti. Reikia ką, viską surinkti. Arba čia per mažas spaudimas greičiausiai, kas mane tam pistolete. Gal su kokiu kiorcheriu ten gal pravarius gal būtų iš tikrųjų daug geriau.
O tiek, va, kiek įsiplovė dabar, tai kažin ar pagerės kažką, nu, žiūrėsim. Kiek ten prieš tai buvo? 32 laipsniai, man atrodo. Dabar 43. Nu ką, tikrai pagerėjo. Tikrai dabar karštesnis biški oras pučiamas. Bet vis tiek, nu, variklisgi vis tiek temperatūra yra didesnė. Ne? Čia, man atrodo, Kodžerike termostatas atsidaro 72 laipsnių, ne, 76, man atrodo, arba 82, nes ten, man atrodo, 2 rūšių yra termostatai. Dabar nėra atsidaręs termostatas, tai variklis, aišku, dar nepasiekęs ten 76 laipsnių, bet pečiukas vis tiek, man atrodo, turėtų, nu, karštesnį biškį orą bus. Bet nors vis tiek kažkiek prasiploju, vis tiek geriau jau. Nes, nu, mano tas pistoletas iš tikrųjų, su katru aš ploviau, ten jisai nėra aukšto spaudimo, čia paprasčiausia prie vandentikio pajungiamas toksai pistoletas yra. Jisai tik tai, kad per mažą tą skylutę pučia ten, purškia tą vandenį ir biškį kažkiek praplauna. Bet to dumblo reiškia, nedaug išsiplovė, bet ir to užtenka jau, kad 10-11 laipsnių jau padidėtų temperatūra. Tai dabar variklis dirba ant laisvų apsukų. Aš nieko negazuoju. Nu, kaip ir tada, bet tada buvo 300 laipsnių. Nes jeigu praplauti normaliai ir ardyti visą tą priekinę panelę, tai kažkaip nelabai man norisi dabar. Gal reikės kažkur gauti, pasiskolint, gal aukšto spaudimo tą ir normaliai praplauti. Nu ką, gerbėmieji, ačiū, kad žiūrėjot tiek šiam kartui. Visiems sėkmės ir iki.